Per pirmasias 2 spalio savaitės Alytaus visuomenės sveikatos centro Druskininkų skyriaus specialistai užregistravo 87 viršutinių kvėpavimo takų infekcijų susirgimus. Sergamumas šiomis ligomis, lyginant su praėjusių metų tokiu pat laikotarpiu, sumažėjo. Lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu nuo spalio 1 iki 16 dienos šiais metais sumažėjo. Tačiau palyginus su rugsėjo mėnesiu jisai yra tendencija didėjimo ir palyginus su praeitą savaitę, tai dvigubai padidėjo šią savaitę paskutinę. Užregistruota yra iš viso per spalio mėnesį 87 atvejai. Iš jų 45 vaikai iki 17 metų amžiaus, tai sudaro 52%, o pats rodiklis yra 36 atvejai 10 000 gyventojų, kada Lietuvos yra 41. Tai reiškia vis tiek pas mus serga mažiau, bet ir teritorija ir žmonių skaičius yra mažesnis. Atšalus orui padidėja galimybė susirgti ne tik ūmiomis kvėpavimo takų lygomis, bet ir gripu. O viena veiksmingiausių apsisaugojimo nuo jo priemonė – vakcina. Pasiskiepyti nuo šios virusinės ligos gali kiekvienas. Asmenims įtrauktiems į rizikos grupę vakcina nemokama, o kitiems už ją tektų mokėti 19 litų. Kaip tik dabar pats laikas pasiskiepyti spalio lapkričio mėnesį ir tuo labiau, kad gripo vakcina jau pasiekė druskininkus tiek mokama, tiek nemokama. Nemokama vakcina yra skirta ir nupirkta už valstybės lėšas ir čia bus skiepijami rizikos grupės asmenys, tai visi vyresni negu 65 metų amžiaus, kurie turi asmenys sergantys lėtinėmis ligomis, būsimosios mamytės, globos ir slaugos namų gyventojai ir, aišku, medicinos darbuotojai, kurie turi betarpišką kontaktą su sergančiaisiais. Ir, aišku, gali kiti druskininkiečiai pasiskiepyti mokama vakcina, kurios dabar taipogi yra. Ir visus raginčiau pasiskiepyti ir norintieji turėtų kreiptis pas savo šeimos gydytoją. Statistikos duomenimis per pirmąsias spalio savaitės daugiausia sergančių sezoniniu gripu buvo nustatyta Kauno apskrityje. Ten šią virusinę ligą gydytojai diagnozavo 5 pacientams. Per tokį pat laikotarpį Tauragėje ir Vilniuje gripu sergančių asmenų nustatyta po 4. Klaipėdoje ir Panevėžyje po 1 užsikrėtusįjį sezoniniu gripu.